Sveiki! Dviračio važinėjimo video pristatau tokį. Papasakosiu apie dviračių 3 tipus, apie kalnų dviračius. Pirmąjį dabar dviratį papasakosiu. Pirmas dviratis, kuris labai ekstremalus, tai būtų trail dviratis, jisai skirtas pradedančiam vairuotojui važinėti su dviračiu. Šis dviratis skirtas dažniausiai važinėti miško takeliais, važinėti ilgą distanciją ir taip toliau. Įmesiu nuotraukytės, parodysiu, kaip viskas atrodo. Toliau. Antrasis dviračių tipas tai yra enduro dviratis. Enduro dviratis yra skirtas rimtesniems šuoliams, rimtesniems šuoliams peršokti per didelės kliūtis. Bet pasakysiu tokį dalyką, kad kiekvienas žmogus pasirinkus enduro dviratį, jisai kartais būna kartais nesunkus, bet atrodo, kad sunkus dviratis. Bet dažniausiai žmonės galvoja, ar tikrai sunkus dviratis, ar ne. Tai šitą galėčiau pasakyti, gal nesunkus dviratis, bet, aš manau, biški sunkokas. O dabar paskutinis trejetas, paskutinis dviračio kategorija, arba ten paskutinis dalykas. Tai pasakau paskutinį dalyką tokį, tai kad dviratis dakigilas, visiškas kaip tankas, tai šis automobilis yra skirtas visiškam parkams, dideliams plačiom įkalnėms, plačiom dideliam trasom, kuriam mėgsti važinėti ir taip toliau ir taip toliau. Tai ką, žiūrovai, noriu padėkoti jums, kad jūs žiūrit mano YouTube kanalą Dviračių važinėjimas. Dėkit laikus, dėkit subscribus daugiau. Ir kuo daugiau laikų, kuo daugiau komentarų, rašykit komentarus apačią. Ir aš kiekvieną savaitę padarau po naują video ir apžvelgsime jūsų komentarus. Jeigu patiko kažkoks video iš mano video, pakomentuokit, parašykite. Ir ačiū, dėkoju, kad jūs žiūrėjote. Iki.